Nu tai dabar pagalvok, prievarta. Būtinai turi Lietuvoje atidaryti sąskaitą, aš turiu. Aukščiausias valstybės bei miesto institucijų pareigas dar neseniai užėmęs Vytautas Šustauskas šiandien aštriai kritikuoja Seimo išleistus įstatymus. Esą neturėdamas sąskaitos kuriame nors banke, jis negali gauti jam priklausančios nedarbingumo šalpos. Žmogišką orumą anot Šustausko žemina ir Sodros reikalavimas rašyti prašymą. Kai atėjau, pirmiausiai liepė man rašyti tą prašymą, kuris žemina mane kaip žmogų mokėjus visą gyvenimą mokesčius, kad prašau išmokėti ligonio pašalpą, lygo aš prašyčiau. Yra įstatymas, sirgau aš ir atnešiau biuletenį, prašau taip. Nerašiau to prašymą, registruotų laiškų, vis dėlto jie paskaičiavo, atnežinamus. Pinigų netiduoda, atidaryk sąskaitas banke. Buvęs parlamentaras grasino Sodrą paduoti į teismą. Teismas, aš manau, kad laimėsiu, nes aš aklai nedariau, konsultavausi gana su aukštais teisininkais ir pasakė, kad prievartos negali būti. Sodros Kauno skyriaus vadovas Antanas Baranauskas tikino buvusiam miesto merui bei parlamentarui, negalintis daryti jokių išimčių. Įstatymai, pasak Baranausko, vienodi visiems. Vyriausybės patvirtinti pašalpų skyrimo nuostatai, juose aiškiai yra pasakyta, kad būtent šitos pašalpos, ne kitos, o šitos pašalpos ligos yra išmokamos tik tai per bankus ir tik tai į asmens šito pateiktą sąskaitą. Ginčai, kuomet norintys gauti pašalpas ar kompensacijas privalo turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, kilo paaiškėjus, kad įvykdyti tokį reikalavimą ypač sudėtinga visišką negalią turintiems asmenims. Sodros atstovai teigia jau svarstantis galimybę peržiūrėti šiuo metu galiojančią tvarką, kuomet atsiimti Sodros išmokamus pinigus galima tik per bankus.